Sveiki sugrįžę po reklamos, čia Autofanai. Praėjusią savaitę mūsų laidoje galėjote susipažinti su daugkartiniu motokrobatikos čempionu Virginijumi Žukausku. Žmogumi, kuris pirmą kartą atsisėdęs ant motociklo suprato, jog važiuoti tiesiai juo yra visiškai neįdomu. Ir nors Virginijus mums išpasakojo visą savo paslaptis, tačiau liko nepaliesta ypač svarbi specialaus motokrobatikai skirto motociklo paruošimo tema. Šią spragą netrukus ir pamėginsime užpildyti. Praėjusį savaitgalį jau turėjote progą susipažinti su daugkartiniu motokrobatikos, vadinamojo stuntridingo čempionu, tikru motociklo valdymo virtuozu Virginijumi Žukausku. Na, išties negalima nesižavėti tuo, ką šis žmogus daro, kai į jo rankas pakliūva motociklas. Nemažai kalbėjome ir apie tai, kiek valandų užtruko Virginijus, kol idealiai šlifavo savo triukus. Tačiau praleidome labai svarbią temą – tai motociklo paruošimas. Važiuodamas standartu daug nepavaidinsi, sako Virginijus. Norint atlikti sudėtingiausius triukus, garaže reikia padaryti nemažai namų darbų. Tik tuomet motociklas pasiduos vairuotojo įgeidžiams, bet to jis nebus sulaužytas, jei triukas nepavyktų. Vertėtų pastebėti, jog keletas perdarymų brėžinių aprašyti ir krauju, mat dėl kažkokių nepastebėtų bei neperdarytų smulkmenų Virginijui teko skaudžiai paskraidyti per vairą. Čia yra standartinis, sportinis Kawasaki ZX6R Ninja motociklas, kuris važinėja gatvėmis, kuris važinėja lenktynių trasomis. Tik tai pas jį tokie pakeitimai padaryti, kad yra nuimti sportiniai spoileriai, kurie čia buvo su lempom, su stikliukais, su spidometrais, su viskuo. Tai yra uždėti tokie apsauginiai lankai plieniniai, kurie padeda tokiu atveju, kai, tarkim, motociklas nuvirsta ant šono. Jisai tada apsaugo variklio dangtelius, kojeles, rankenas. Taip, ir jie, tarkim, padeda darom tam tikrus triukus, tai ten kažkur padeda uždėti ranką, koją, matote. Čia yra išmetimo bakelis galinis, kuris standartiškai turėtų būti gerokai ilgesnis. Jisai dabar sutrumpintas dėl to, kad netrukdytų. Galbūt dėl to pakeistas, kad būtų garsas piktesnis. Kojelės. Kritimo atveju yra gan trapios ir nuvertus motociklą dažnai daug šansų, kad jos nulūš. Tai jos padarytos plieninės. Čia gražiai išfrezuotos. Taip pat ir galinė. Keleivio kojelė irgi visa perdaryta, sutvirtinta, jinai plieninė irgi. Atlaiko stiprius griuvimus, taip pačiai gerokai tvirtesnė negu originale. Tai čia būtent iš patirties ir pasižiūrėjus kolegų iš užsienio pavyzdžius. Originaliai čia šioje vietoje turėtų būti keleivio sėdynė, bet kadangi čia man reikia tam tikriems triukams, tokios kaip koja atramos, tai aš uždėjęs būtent į stiklo audinio spoilerį, jame išpjovęs skylę ir čia padedu koją. Kad motociklas geriau keltų, tai yra galinė žvaigždė. Jinai 12 dantukų didesnė nei standartinė. Didesnė yra todėl, kad motociklas turėtų daugiau jėgos ir kad jisai sulėtėtų, kad jisai važiuotų lėčiau, nes šiame sporte nereikia lakstyti ant 300, čia viskas daroma intervale nuo 0 iki kokie 160 km/h. Kodėl toks negražus bakas, toks atrodantis kaip po avarijos? O jisai čia padarytas specialiai, nes būtent todėl, kad būtų patogu sėdėti, stovėti ant jo. Jisai šiaip atrodė gražus, buvo specialiai gražiai įgaubtas, užpakliuotas, nudažytas, bet matot, po sezono vis tiek jisai dar labiau įsilenkė, apsidaužė, pats motociklas pasitaisė. Tai yra vairo stabilizatorius, vadinamas demperis. Jisai reikalingas tam, gal daug kas matėt, kaip žiedinėse motociklų lenktynėse būna, kaip važiuojant vairą su matažgoja ir dažniausiai tai baigėsi kritimu. Tai čia irgi būtent aš jį uždėjęs dėl to, kad apsisaugoti nuo to dalyko, bet dar jisai labai reikalingas, kai važiuojant ant priekinio rato, kad irgi turėti vairo stabilumą. Jo rankinėlių yra, kaip lyginus su standartu, yra per daug. Tai yra trumpesnė rankinėlė, yra sankabos rankinėlė standartiškai. Jinai kažkiek sutrumpinta, kad būtų patogiau. Kita rankinėlė yra papildomas galinis stabdis. Kaip važiuojant ant galinio rato, kad, tarkim,
neturint po koją kojinio stabdžio, tai aš naudoju rankinį stabdį. Ir dirbam su juo, kad vienas pirštas ant sankabos, kitas pirštas ant stabdžio. Toks kaip gaunasi grojimas fortepijonas. Tai tam stabdžiui yra atskiras stabdžių suportas, dvigubas, nuo priekinio rato pritaikytas, kuris padeda efektyviau vienu pirštu valdyti galinį stabdį. Vairas į priešingą pusę nusuktas todėl, kad man dėl to patogiau, jisai automatiškai stoja plačiau. Taip pačiai darant triukus, kažkaip lengviau ten laipioti, kaišioti kojas, šokinėti. Čia yra toks dalykas, kaip iš tikrųjų tai yra užvedimo spynelė. Šią nukėlęs į čia, nors jinai standartiškai būna ant viršutinio tiltelio. O padėjęs čia, kad jinai netrukdytų man. 2006 metais Vengrijoje per pasaulio čempionatą dariau tokį triuką, kai važiuodamas ant galinio rato kėliau koją ant priekinio rato ir taip išėjo, kad koja pasukau raktelį ir variklius užgeso. Tada labai skaudžiai teko virsti per priekį. Ir po to atvejo kažkaip sugalvojau, kad gal tą spynelę reikėtų perkelti į saugią vietą.